Svarbu šitą informaciją, kad jūs ją suvoktumėt ir suvokdami pagrįstai kreiptumėtės į mus šitai pagalbai, nes dabar jau yra mechanizmas paleistas, ligonių kasos pradėjo dalinai finansuoti, apmokėti šitą priemonę, nes yra brangiai kainuojanti ir patiems įsigyti čia yra neįmanoma ir bendrų pastangų, žinoma, ir jūsų didelių pastangų draugijos, ir ypač jūsų kolegos, kuris vadovavo jūsų draugijai, Algirdo Vaičiulio pastangomis, mes pasiekėm ir jau tas pirmasias operacijas atlikome. Atliko su mum 2 jūsų bendro likimo draugai, kurie galės jums ir savo įspūdžius papasakoti ir operacijos metodas ir dabartinių rezultatų. Taigi, čia yra tokia schema, kuri parodo, kur įvesti yra tie elektrodai. Jie įvedami jau iškart į abi pusės, į abu tos branduolius, tai yra pasiekiama efektas abiejose kūno pusėse ir žymiai didesnis efektas bendram judesių sulėtėjimui, eisenai, atsikėlimui ir visiems kitiems dalykams. Taigi matosi, ten schematiškai galvoje, gilumoje į smegenų požievį įvesti elektrodai, toliau jie sujungti laidais su stimuliatoriumi, laidai pravesti paodėje su stimuliatoriumi, kuris yra implantuojamas poraktikaulinėje duobėje ir jam siunčiant impulsus į tą branduolį yra blokuojami tie sutrikę impulsai smegenyse ir atstatoma šitą destruktyvi smegenų, pasakyčiau, veikla, neutralizuojama ir pasiekiama tas norimas efektas. Dabar mano užduotis yra pakalbėti apie tai, kada yra šitas metodas taikomas, taip sakant, kaip buvo įvardinta, kokios yra indikacijos. Dažniausiai ir pagrindinė tokia indikacija yra, tai yra Parkinsono liga sergantiems, visų pirma yra taikoma gydymas L-dopa preparatais vadinamas. Jūs žinot, kaip ten pavadinimu Nakomo, Madoparo, Sinemeto ir dabar naujausio preparato Stalevo vardu vadinamo. Ten įeina tas L-dopa ar levodopa vadinamas. Jis kompensuoja arba atstato sutrikusią biocheminę smegenų pusiausvyrą. Jos stoka sukelia šitos pagrindinius Parkinsono ligos simptomus. Ir jeigu naudojant šios preparatus jūs gaunate efektą, tuo atveju yra viena iš pagrindinių sąlygų dėti stimuliatorių. Jeigu levodopa preparatai neveikia, neveiks ir stimuliacija. Šitų simptomų taip pat nešalins. Taigi, o kada tada kreiptis pas mus? Jeigu jums tie vaistų gydymas jūs tenkina, jūs galite su jais gyventi, be abejo, niekad ir jūs pats nesikreipsit ir mes nesiūlysim chirurginės intervencijos. Tačiau ateina tas metas, kada vaistų veikimas darosi nepakankamas arba atsiranda tos vadinamos medikamentinio gydymo komplikacijos. Jos reiškiasi tais vadinamomis diskinezijomis, motorinėmis fliuktuacijomis, tai yra atsiranda traukuliai vadinami, sustingimo epizodai ir dažnai jie labiau trikdo jūsų judesius, jūsų judesių galimybės, negu net patys Parkinsono simptomai. Taip sakant, jūs Parkinsono liga toli pažengus, be jų, be vaistų jūs labai neįgalūs, bet ir vaistus išgėrę ne ką geriau, o dažnai ir net blogiau jaučiatės. Tai yra šiuo metu pagrindinė indikacija ir jūsų irgi, sakyčiau, toks supratimas turi būti, kad kreiptis pas mus tinka tada. Na, kokie yra ribojimai? Ribojimai, žinoma, amžius nėra pagrindinė riba, tačiau intervencija yra gana nelengva, kaip papasakos kolegos, kaip jie atliekama ir gana ilgokai užtrunkanti ir reikia, kad tai bendra fizinė sveikata būtų patenkinamo arba gero stovio.
Tai yra širdies ypač problemų klausimas, reikia pasitarti su savo vietoje, savo šeimos gydytoju tuo klausimu ir įvertinti savo bendrą sveikatos būklę. Antra, yra, žinoma, labai svarbu ir psichinė būklė. Jeigu yra ryškus kokie tai psichikos sutrikimai, šita intervencija taip pat yra rizikinga ir kaip taisyklė irgi ribojama, nedaroma. Amžius, jis žinoma, su amžiumi visada mes tam tikrą prasme prarandam savo ir fizinės sveikatos galimybės riboja, tačiau tai neturi būti pagrindinis veiksnys. Yra įdėtų stimuliatorių ligoniams ir virš 80 metų, aš turiu galvoj pasaulyje. O apie mūsų atvejus mes jums papasakosim ir jie patys prisistatys. Taip kad, jeigu jūs turėsit kokių konkrečių klausimų, prašom kreiptis pas bet kurį iš mūsų komandos daktarų ir jums galėsim praktiškai patarti. Taip kad aš apibendrinančiai labai tik tai bendrą vaizdą pristačiau jums ir tie, kuriems tai aktualu, prašom kreiptis ir derinsim šitą klausimą, nes iš ligonių kasų dabar mes gaunam šitas priemonės tik tai užsakydami personaliai kiekvienam atvejui. Turėsit atvykti pas mus, turėsit atsigult pas mus dieną arba dviems, turim apiforminti konsiliumų paraišką ligonių kasoms ir pagrindimą toms indikacijoms arba parodymams šitai priemoniai ir tada išsiuntę iš ligonių kasų laukiame atsakymų. Dabar esam pateikę 3 tokias paraiškas ir jie turi priimti sprendimą. Žadėjau šią savaitę priimti. Taip pat ateičiai mes turim rezervą, bent šiais metais, taip, mes turėsim dar susitikimą Sveikatos apsaugos ministerijoje su ligonių kasų atstovais. Šiems metams planuojam, kad galim iki 10 šitų priemonių gauti. Taip kad prašom, kuriems labai aktualu, galim ir šiandieną pasiteirauti arba ateityje kreiptis pas mus. O dabar aš perduosiu žodį mūsų komandos kolegai, daktarui Radžiūnui, kuris papasakos apie procedūros eigą. Tai yra koordinačių nustatymą, patį stimuliavimą ir jo reguliavimą ir derinimą su vaistais. Gal tik vieną trumpą klausimėlį aš bijau pamiršti. Jūs sakėt, kad vyresnio amžiaus žmonėm, kaip ir jau, kadangi progresa lyga yra jau pažengusi žymiai, jau nebelabai turbūt patartina tą. Iš tikrųjų, jeigu lyga labai pažengusi, mes čia kalbėjau, aš sakau labai tik bendrai, jeigu lyga jau yra pažengusi tiek, kad ligonis yra visiškai neįgalus, tai vadinama 4. stadija, kada jis negali atsikelti, praktiškai jau stimuliacija irgi jo neprikels, jau irgi yra kontraindikacija. Yra sudarytos skalės tokie trafaretai funkcinio įgalumo dar, pagal kurias ir nustatoma ar tikslinga dėti stimuliatorių. Bet jau jeigu ligonis visiškai neįgalus, jeigu yra rijimo suteikimai, jeigu jau jis pats visiškai neatsikelia pats su vaistų pagalba, tokie atvejai yra jau neoperuotini. Kaip gaila, kai labiausiai reikia. Taip jau yra prarasta, taip čia yra. Iš tikrųjų, matot, kaip yra. Iš tikrųjų, jūs žinote tai, kad nei vaistai, nei operacijos ligos eigos nekontroliuoja. Mes gydome simptomus, tuos reiškinius, kurie jūs suvargina. O ligos eiga ir netgi atrenkant ir operacijai yra labai svarbu ligos progresavimo greitis. Jeigu labai greitai progresuojant liga, agresyviai eiga, visada irgi ir mūsų priemonės jos yra abejotinai veiks, kaip sakant, pateisins save ar ne, irgi reikia labai dar apmastyti. Kodėl, jeigu jau yra labai sunki būklė dėl ligos simptomų, taip pat yra neoperuojama.